SQ5 2022 metai, 96 beveik 1000 mylių rida. Balandžio 16 bus aukcionas, Manheimas, sveiki automobiliai. Numatoma kaina apie 20-22 tūkstančiai dolerių. Čia tik tai nupirkimo kaina be atvežimo mokesčių. Taip, 3 litrai variklis, 4 varomi, distronikas, kaip matot priekiai, parktronikai, supercharge ženkliukai, sportpekas modelis, tai gražus. Aišku, kūrėsi ir važiuoja. Pasižiūrime vidų, Enduro Alcantara, karbonas. Čia šiek tiek pasitrynusi yra durų rankena. Sėdinės pusiau, odinės pusiau medžiaginės. Šildomą vairą matau turi. Ant vairo šildomas vairas. Didelis ekranas, šildomos sėdinės. Mygtukas šiek tiek irgi pasitrynęs. Pabandom užvesti. Automobilis susiveda gerai. Juodas lubikės, panorama. Čia atrodo viskas neblogai. Kaip matote, čia tenžinas matau dega. Variklis dirba gražiai, neaišku, kodėl jisai dega, nesigirdi kažkokių tai blogų garsų. Taip, kas liečia kėbulo nesimato kažkokių didelių pabraižymų, šiek tiek mašina yra murzina. Galas, diržas yra, kažkodėl tai nesuvažiuoja, bet jis nėra užstrigęs, jisai veikia, tik kažkodėl tai nesuvažiuoja. Sėdynė, oda gal čia šiek tiek. Čia iš galo visai viskas tvarkinga. Diskai pabraižyti šiek tiek, iš galo labai gražiai atrodo. Q5 trūksta Q raidės. Gražus dvigubas išmetimas. Šiek tiek čia matau yra palankstyta, bet čia gali meniniu lyginimu išsilyginti. Šiek tiek prabraižyta čia. Matot, jos reitingas yra šiek tiek žemesnis, iš karto 3,5, man atrodo, ir iš karto mato tokie techniniai kosmetiniai, ne techniniai, bet kosmetiniai pažeidimai, netgi check engine'as rodo dega. Bet šiaip jinai važiuoja, kūrėsi viskas tvarkingai. Gal jos kaina netgi šiek tiek ir pigesnė galima bus paimti. Čia šiek tiek rankinėlės irgi apsitrynusios. Gražiai karbonas jis ir atrodo. Gera spalva. Reikia tik išsivalyti, susitvarkyti.